Valstiečiai turi problemų, kurias reikia skubiai spręsti. Pirma problema – reikia padaryti taip, kad tauta nebegertų. Antra problema – reikia įteisinti lyties keitimą. Trečia problema – reikia nukabinti valstietę Levutę Staniuvienę nuo šakos, nes savo kybojimų išgarsėjusi Seimo narė jau tampa priklausoma nuo kybojimo. Na, panagrinėkime, kaip sekasi mūsų išrinktiesiems valstiečiams susidoroti su šiais darbais. Kita vertus, galime ir pagalbos pasiūlyti. Pirma, alkoholio problemos. Jas Veryga jau visiškai išsprendė. Ne akcizais ir nedraudimais, o pareiškimu, kad žolytę gal ir reikėtų dekriminalizuoti. Aiškiau sakant, alaus bokalas vasaros muzikos festivalyje yra daug blogiau nei suktinukė. Beje, štai ir Kepenis aiškina, kad nuo alaus moterys vyriškėja, o vyrai bobėja. Išties, o nuo žolytės dūmelio visi tokie faini atrodo. Antra problema – dėl lyties keitimo įteisinimo. Ministras Veryga nežino, nuo ko pradėti. Pradėkit valstietiškai, nuo dalgio pagalandimo. Čmaukšt ir nėr lyties. O trečia – dėl Levutės Staniuvienės, kad rakybo virš stalo ant šakos. Ką daryt? Ogi nieko. Tegu kybo. Ir per Velykas, ir per Kalėdas. Tegu kybo virš kiekvieno stalo, prie kurio girtaujama. Nes Levutė nuo šiol skelbiama antialkoholinės kampanijos vėliava, herbu ir vimpelu. Ot, pažiūrėsim, kaip jūs išgirzdinėsit, kai Levutė virš stalo su pariestom kojom kabės.